Aš esu Jurgis Didžiulis, aš dirbu popmuzikos srity, čia Lietuvoje. Mano požiūris į ekologiją yra pakankamai ciniškas iš tikrųjų ir mes daug apie tai žinom, bet kažkaip nesprendžiam nieko nedaryti apie tai. Atlikėjas kviečia nuo kalbų pereiti prie darbų. Itin sveikai besimaitinantis Jurgis Didžiulis sutinka dalyvauti neįprastame mitybos eksperimente. Vienai dienai jis pamirš sveikuoliškas salotas ir ragaus tik greitą maistą. Svarbiausia, kad šįkart skaičiuosime ne kalorijas, o susidarančias atliekas. Mūsų laidos prodiuserė man įpiršo tokį sumanymą šį rytą. Mes apvažiuosim kelis taškus ir bandysim įgyventi eilinio žmogaus kasdieninę maisto pirkimo ritualą, tarkim, vadinkim tokį. Ir pažiūrėsim, kiek papildomos šiukšlės iš tikrųjų mes generuojam. Galima paskaičiuoti, jeigu, tarkim, 50 kartų valgai, vis iš tos pačios lėkštės yra viena ir 50 kartų valgai vis iš kitos vienkartinės lėkštės, tai yra visai kas kita. Jeigu aš būčiau eilinis pilietis, eičiau gatvę, būčiau labai išalkęs ir pamatyčiau tokį tašką, užuosčiau tokį skanesnį kvapą, gal nuspręsčiau užeiti. Mėsainiai, bulvytės, saldūs gėrimai ir kokteiliai. Greito maisto restorane viskas pakuojama į spalvingas pakuotes. Nu va, nusipirkau pusryčius arba pietus, turiu Coca-Colą, didelę Coca-Colą, kažkokiam popieriniam inde, vat ką dar turim, free bulvytės, kurios aš tikrai patvarkysiu, irgi kažkokiam popieriniam daikte. Nu, galima pagirti, nes iš tikrųjų popierius yra kažkaip lengviau rūšiuojamas negu visokių plastmasinių dalykų. Yra kažkoks sumuštinis. Ir turim porą maišų. Iš tikrųjų, greito maisto restoranų daugėja įvairiausių, ir degalinėse, ir šiaip mieste kažkur tai. Tai automatiškai ir tų atliekų daugėja. Ir kuo daugiau tokių restoranų, tuo daugiau tokių pakuočių. Žmogus valgydamas namie, be jokios abejonės, mažiau atliekų suvartoja. Nu taip, čia yra visiška tiesa. Pakavimo pramonė yra didžiulė pasaulyje. Vienas populiariausių greito maisto restoranų tinklų per metus parduoda 2 milijardus mėsainių. Kiekvienas jų pakuojamas į popierinę pakuotę, kuri tarnauja vos akimirksnį, nuo mėsainio pardavimo iki suvartojimo. Per metus vidutinio dydžio greito maisto restoranas pagamina apie 45 tonas atliekų. Tai čia būtų, aš nežinau, kaip čia įvertinta. Tai yra 11 gramų šiukšlių. Aš pats labai retai perku tokiuose restoranuose. Daugiausiai dėl to, kad tikiu, kad negali gauti šviežių gerų produktų. Pasirodo, greitas maistas turi ir daugiau trūkumų. Tik nedidelė jo pakuočių dalis gali būti perdirbama. Apskritai, kai kalbam apie greito maisto restoranus, tai visos pakuotės, kokia bebūtų pakuotė, jinai yra užteršta. Net jeigu jinai yra, tarkim, kartoninė pakuotė, kurią būtų galima perdirbti, bet jinai yra užteršta maisto likučiais, viskas perdirbti jau nebegalim. Su perdirbimu yra irgi toks dalykas. Tu gali daug suvartoti ir daug perdirbti, arba jau geresnė idėja būtų tiesiog mažiau suvartoti. Pirmasis eksperimento laimikis po pusryčių likusios šiukšlės jau Jurgio Didžiulio rankose. Judame toliau. Praėjau porą valandų, aš jaučiu, kad vėl reikia pasistiprinti ir iškilo noras kažką užkasti ir gal kavos trupučiuką. Tai dabar eisim į Lietuvos spaudos kioską ir ieškosim pasistiprinimo. Ačiū labai. Viso geriausio. Nu va, turim vandens, espreso kavą, kad truputį energijos suteikt papildomos ir narkotikas mano mėgstamiausias. Tam, kad pajausti, kiek čia atsiranda nereikalingo chlamo visokiausio.
aš paimsiu ir aš panešiosiu visas šiukšlės iki dienos pabaigos. Vat, nes dabar, kaip matot, norėčiau kažkaip šokoladuką suvalgyti, reikia čia vat viską pasidėti ir trūksta rankų. Čia yra plasmasė, o čia yra popierinis indas. Aišku, realiai, jeigu šitą dalyką tu išgertum namie, reiktų tik tai puodelį išsiplauti. Jeigu ta pakuotė būtų švari, tarkim, nebūtų užteršta kažkokiais tai ten ledų kokteilių likučiais ar ten dar kažkokių saldžių gėrimų likučiais, ir jeigu jinai yra pagaminta iš tiesiog kartonų, tuomet taip, tą pakuotę galima būtų perdirbti. Bet realybėje yra taip, kad visų pirma jinai yra užteršta, visų antra, dažniausiai tai jinai yra jos sudėtis, tos pakuotės, ne tik kartonas, bet ir plastikas įvairiausia. Iš kelių sluoksnių susideda ir tai jau apsunkina perdirbimo procesą iš tikrųjų. Tikiu, kad yra daug iš šitų dalykų, kur yra šiaip atrodytų, kad jų galima perdirbti, o jų negalima rūšiuoti. Man labai juokinga yra, kai aš išlipu iš lėktuvo kokiam Olandijoje ar nežinau, kitur Europoje ir nesuprantu, kaip elgtis su šiukšliadėže. Lyg ir žinau, kad yra plasmasė, popierius ir kitos atliekos, bet kartais trūksta žinių. Greitai su užkandžiais papietavusio Jurgio Didžiulio atliekų maišelis tapo dar sunkesnis. Tačiau tai dar ne pabaiga. Po dienos darbų skubame į prekybos centrą prigriebti ko nors vakarieniai. Alaus būtinai tiek daug spalvotų dėžų, tiek daug spalvotų pakuočių. Bulvių košė su faršo padažu. Neblogai. Humusas. Sumuštiniai. Žiūrėk. Hamburgeris. Aš manau, kad žmogus, kuris ieško greitai pavalgyti, tikrai ras labai daug įvairių sprendimų ir variantų. Problema yra po to, kai jis pripranta prie to ir galvoja, kad čia yra normalu, kad reikia valgyti greitai. Muzikanto pirkinių krepšelėje atsiduria keletas pusgaminių. Jurgis jau nebesistebi, kad kiekvienas produktas supakuotas į kelis sluoksnius pakuočių. Ar jos pateks į perdirbėjų rankas? Tikimybė menka. Aplipusios morkytėm, žirneliais ar majonezu, jos taps nieko vertos. Nebent valgytojai jas išplautų. Jeigu į rūšiavimo konteinerius žmonės primestų labai daug, reiškia, ten maisto ar ten maistų užterštų pakuočių, tai žinoma, ten tiesiog jau sugadina ir šalia esančią žaliavą. Taip? Einu link namų su savo draugiam šiukšlė. Pamaitinsiu šeimą šiandien su barščiu sriuba. Gavau burokėlių, labai ten turėtų bus skani, tarkim. Frikadėlių sriuba bus. Aš bandysiu žmonai įtikinti, kad pavalgytų bulvių košę su faršo padažu. Vaikam turim picutės. Ką dar? Vištiena su ryžiais irgi. Ir atsigėrimui paėmėm šaltą arbatą. Jeigu būčiau pasigaminęs kažko panašaus namuose, tai aš manyčiau, pakuotės būtų gal per pusę iš tikrųjų. Greito maisto dienai baigiantis, žiūrime, ką turime. Štai kiek atliekų po savęs palieka mėsainiais, sumuštiniais, kokteiliais ir gruzdintomis bulvytėmis susigundę greitavalgiai. Per vieną dieną. O jeigu šitaip maitintumėmės ištisus metus? Aš manyčiau, kad žmonės iš tikrųjų apie tai negalvoja. Jeigu ir jūs, pavyzdžiui, nešiotum maišelį visą dieną, suvoktum, kiek šiukšlių jūs generuojat per savo veiksmus. Realiai ta pakuotė yra neperdirbama. Tai yra, tiesiog, tai yra šiukšlė. Nusipirkai tą greitą maistą, vadinasi, automatiškai jau sugeneravai kažkokį tai kiekį atliekų. Lietuvoje greitą maistą bent kartą per savaitę valgo pusė gyventojų. Didžioji dalis greito maisto pakuočių keliauja į sąvartyną. Gal reiktų ekskursiją sąvartyną dažniau surengti mokyklose, kad vaikai numažint suvoktų, kur eina visus tos atliekos. Manau, kad geriausios pakuotės jos ateina su produktų savaime. Pavyzdžiui, bananas turi savo tą dėkliuką, vadinkim, bulvė turi lūpenos, o maišai
yra kartais net nebūtini.